Labą dieną. Ką tik paskelbiau naujo kurso, atnaujinto neurografikos kurso pradžią. Rugsėjo 9 bus 10 ir sekantį savaitgalį. Ir iš karto pajutau, kad atsirado šiek tiek nerimo, kažkokio susijaudinimo, galbūt kažkiek nepasitikėjimo ne tiek savim, kiek bendrai visų procesų, kokia bus reakcija, koks rezonansas, ar kam tai įdomu ar neįdomu. Ir tai normalu galbūt kiekvienam autoriui ir ne tik, bet ką pradedant, bet ką sumanant, kažkokius sumanimus savo, kiekvienam gali tai būti. Taigi išmetimo algoritmas yra pats paprasčiausias ir lengviausias būdas neurografikos metode atsikratyti kažkokių negatyvių procesų. Tai aš šiandien norėjau padaryti tą pati viena, bet galvoju pasidalinsiu ir su jumis, nes galbūt kažkam bus įdomu. Ir šį būtent procesą, šį algoritmą mes labai detaliai nagrinėsim ir mokysimės pačiame kurse. Taigi pradedu nuo to, kad taip, pavaizdavau savo kažkokią tai netobulą, visiškai iškreiptos realybės, galime pasakyti, figūrą, kuri atspindi tą iškreiptą realybę, kuri manyje yra ir atspindi tuos mano kažkokius nepasitikėjimo momentus. Ir lengviausia iš tikrųjų tai paimti dabar neurografinę liniją. Ir geriausia tai vėl aš pereinu dabar į tą harmonizavimo būseną ir įvedu tokias linijas, kurios visiškai panaikina va tą nenorimą mano būseną. Iš tikrųjų, tai paskelbiau kursą galbūt irgi dar dėl to šiek tiek pergyvenu, kad paskelbiau labai per vėlai, nes labai ilgai galvojau daryti ar nedaryti, bet pagaliau nusprendžiau, kad reikėtų jį padaryti. Ir todėl dabar, aišku, paleidusi tą informaciją, galvoju, ar gerai datas parinkau, ar tai padariau, ar ne tai padariau, o gal to nereikėjo, gal taip reikėjo. Aišku, labai dažnai va tas būna. Tai ką tas man dabar išpiešimas, jisai padeda pirmiausiai išpiešti tuos visus pergyvenimus, tas visas emocijas nereikalingas, kurios man visiškai nereikalingos ir man nepadeda. Ir visų antra, sukurti visiškai naują įspūdį. Tai gerai padaryti, ypač jeigu turite, pavyzdžiui, mokinukų ir pradedat rugsėjo 1, tai va šiandieną labai gera diena irgi padaryti tokį išmetimą, ne tik tai dėl savęs, bet galite ir savo vaikams, jeigu yra kažkokie tai rūpesčiai, nepasitikėjimas, nerimas ar dar kažkokios abejonės, tiesiog paleisti abejonės dėl viso to ateinančių metų proceso mokslo ir galbūt patys kažką pradeda daryti, gal patiems kažkokie nauji procesai prasidės susijęs su mokslais ir pažintimi. Galbūt ieškote kažkokių tai naujų mokytojų ar naujų kursų, kažkokių įdomių, gal nežinote net, kuo užsiimti ar ko norėtumėte šiuo metu, šiuo sezonu. Taigi viską galima va čia išpiešti. Ir ką mes dar darome čia kartu piešinyje? Paleidžiame viską, kas mus riboja. Jeigu kažko norime, tai vadinasi, kad ir negauname, neturime to, ko norime, bet žinome, kad norime, siekiame. Tai vadinasi, yra tai, kas stabdo, riboja, kad kažkas neleidžia įgyvendinti to, ko norime. Ir tai būna, dažniausiai tai būna pasąmoningi procesai. Aišku, jeigu tai nėra kažkokie objektyvūs dalykai, objektyvios priežastys, tai netgi objektyviom priežastym mes irgi piešiam išmetimo algoritmą, todėl kad kartais gyvenime tai būna, kad mes, kai pakeičiam savo būseną, savo įsitikinimus, savo nuostatas, pradeda keistis aplinka. Taip jau yra, tokia yra ta įdomi tokia mūsų gyvenimo fizika. Ir mes keisdami savo būseną keičiame ne tik tai savo procesus vidinius, bet keičiame ir įtakojame net ir aplinkinius procesus. Taigi neurografika, aišku, yra tikrai toks labai prieinamas metodas savo realybės modeliavimui. Būtent per savo būsenas, per savo naujus potyrius ir įspūdžius.
Va. Ir dabar aš kol su jumis kalbėjau, aš beveik pabaigiau apvalinti kampučius, galiu parodyti, matot. Ir aš jau jaučiu, kaip pas mane visiškai pasikeitė, kažkas pasileido, aš tiesiog jaučiu, aš kitaip kvėpuoju, aš kitaip pradėjau jau kalbėti, aš jaučiu savo kūną kitaip. Ir neurografika be piešimo dar papildomai yra ir jutiminė praktika. Mes jaučiame save, mes jaučiame savo kūną, jaučiame procesus, emocijas ir jausmus ir, žodžiu, ką viską jaučiame aplinkui, mes jaučiame per piešinį, per piešinį, per tą visą procesą, tai yra irgi dar jutiminės praktika. Per jausmus mes pajaučiam save, pajaučiam savo intuiciją, susiliečiam su savo intuicija. Ir toliau pasižiūrėsiu, kągi man dar ta intuicija čia nori pasakyti, būtent per figūras. Figūra tai yra kažkoks užfiksuotas, kaip snaigė yra užfiksuotas, ta prasme yra sušalęs vandens lašelis, tai lygiai taip pat figūros tarsi užšaldytos kažkokios yra informacinės tokios kruopelytės, kurias mes galim pasižiūrėti ir pamatyti. Ir aš dabar ieškau figūrų, ieškau apskritimų. Paprastai išmetime mes piešime tik apskritimus. Ir aš matau, kur man akis pamato, ten aš ir piešiu kažkokią figūrą apskritimą ir vėlgi iš karto ją integruoju, suapvalindama visus susikirtimus. Mes ypatingą dėmesį skiriam kampučio apvalinimui, ypatingai tokiam išmetimo algoritme. Ir aš paaiškinsiu kurse, kodėl, kokia tai yra psichologija čia kokia dalyvauja. Nes žinot, kai dabar yra informacinis tas amžius ir mums labai yra svarbu žinoti, turėti informaciją, turėti dėl ko mes darom, kaip mes darom, dėl ko ir kam tai reikalinga ir kaip tai vyksta. Mums reikia žinoti kažkokią mokslinę bazę, kažkokią tai teorinę bazę viskam. Tai vat, neurografika irgi mes ne šiaip piešiame dėl to, kad piešiame. Yra art terapija, tokia vadinasi meno terapija, kur ten tiesiog darai, ką nori, pieši kažką, tai pieši svarbu tam, kad išreikšti save, kad kažkaip dalyvauti šitam procese. Tai neurografika yra ne tik meno terapija, bet plus yra dar ir psichologinė praktika, pažintinė praktika, savęs pažinimo praktika. Va, ir aš jau dabar ieškodama naujų figūrų pradedu žiūrėti, kaip keičiasi siužetas mano piešinio. Kaip keičiasi mano būsena per piešinį. Aš piešinėje dalyvauju ir aš matau pakankamai daug figūrų. Ir kuo daugiau figūrų, iš tikrųjų, tai nėra blogai. Kuo daugiau, tuo geriau. Ir man dabar labai svarbu, kad pasižiūrėti tų figūrų harmoningas išsidėstymas, kad jos nebūtų ten tik tai keletą figūrų centre ir visas laukas yra tuščias. Nes čia svarbu ir santykis dar su visų lauku, su visa aplinka. Ir po to aš pasižiūrėsiu, kuri iš tų figūrų yra labiausiai artima man ir tai bus figūra aš. Visą laiką mes ieškome figūrą aš, nes be figūros aš tas piešinys tarsi neturi asmeninio tokio susilietimo kažkokio. Tai mes visą laiką ieškome tos aš figūros ir dažniausiai ją po to užfiksuojame piešinyje. Tai vat aš dabar piešiu ir po to aš pamatysiu, kuri figūra man artimiausia yra. Aš dabar kol kas tik tai diagnostinį tokį darau figūrų išsidėstymą. Ir po to pasižiūrėsim. Jau šitam etapė, jeigu jūs susilietė su savo jausmais, pojūčiais, kas ten vyksta, kas yra tikrai labai svarbu, galite galbūt gauti kažkokių tai įžvalgų. Pasižiūrėti, o kasgi iš tikrųjų trukdo, kokie yra procesai, kažkas yra galbūt iš praeities traumų kažkokių tai, ar ten, nežinau, nesėkmių galbūt, kažkas tai praeity buvo, kodėl atsiranda kažkokie tokie pojūčiai, nes mūsų smegenys yra asociatyvios, jos visą laiką ieško asociacijų su kažkas tai, su tuom, kas buvo praeityje. Tai bet kokiuose procesuose tai vyksta ir kartais būna tos asociacijos pozityvios, kartais nelabai. Tai mes dirbame čia dar ir su negatyviomis asociacijomis, žiūrime, mes galime net jų nežinoti, nes dažniausiai jos yra tiesiog pasąmonėje užfiksuotos ir mes galime nebūtinai visada ir suprasti, bet piešiant labai dažnai atsiveria tokie informaciniai kažkokie tai klodai, neaiškus iš pasąmonės pradeda eiti kažkokią informaciją ir staiga prisimeni kažką tai, ko galbūt jau niekada nebuvai dar taip sąmoningai ir prisiminęs. Tai va ir man lygiai taip pat ateina dabar tokie prisiminimai kažkokie galbūt iš mokyklinių
laikų, kadangi mano kursas tai irgi man labai asocijuojasi ir su mano mokykliniu procesu, kadangi tai irgi yra mokymas, tai yra panašiai ar ne su kažkokiamis mokytojomis galbūt, kurios paliko ne visai pozityvų įspūdį. Ir panašiai, tai aš tuos procesus noriu paleisti, aš juos dabar išpiešiu, aš pakeisiu tą įspūdį ir įspūdžio pakeitimo procese pas mane pasikeis visai kitas tas neuronų tinklas susijęs su tais negatyviais kažkokiais procesais, kurie vyko praeityje. Ir jūs lygiai taip pat galite, jeigu netgi nebūtinai žinote kokią temą, tiesiog pasimkite temą, kad paleisti kažkokius negatyvius prisiminimus arba įvykius, traumas susijusias su mokykla, su mokytojais, kadangi rugsėjo 1 tai gera proga tą padaryti irgi. Ir pasižiūrėkite, jeigu pas jūs buvo kažkokių nemalonių tokių dalykų, kurie galbūt įtakojo tolimesnį jūsų mokymosi procesą arba nenorą mokytis ir tobulėti. Tai pasižiūrėkite, galbūt jūs norite prisijungti prie neurografikos kurso, bet jums kažkas tai trukdo, galbūt tai yra irgi asociacijos, pasąmoningos asociacijos, kurios siejasi su kažkokiais mokymais, kursais ar mokytojais. Pažiūrėkite, galbūt irgi tai bus gera proga atsikratyti tų negatyvų. Tai va. O toliau aš jau beveik baigiu savo integruoti visas figūras. Ir labai įdomu, dabar aš pradėsiu spalvoti ir per spalvą man išryškės dar labiau piešinio siužetas. Spalvą renkamės intuityviai, kažkur pradedam spalvoti ir čia mes kūrėme naujas figūras. Tai vat mes neurografikoje turime grafinės figūras ir turime figūras, kurios yra spalvinės. Spalvinės figūros jos yra apriepia keletą tokių kontūrų. Matot, vat mano spalva keliauja ir aš apriepiu keletą kontūrų ir su spalva keliauju. Ir keliaudama su spalva per kažkokius tai langelius, aš pagaunu kažkokią visai kitokią figūrą. Spalvinės figūros jos visiškai kitokio charakterio, kitokios jos yra. Ir per spalvinės figūras mes tikrai sukuriam jau tokį emocinį foną, sukuriam kažkokį emocinį siužetą. Labai įdomu stebėti, kai intuityviai pradedi spalvoti ir netgi nesupranti, kas yra ir kodėl, ir netgi nuspalvojus tokią figūrą, aš jau matau kažkokį tai savo, pradedu matyti kažkokias man tos figūros, pradeda jau man reikšti kažkokias asociacijas. Netgi jeigu tai yra visiškai net pažįstama figūra, tarkim, tai nėra kažkoks gėlytė, paukščiukas ar šuniukas, kurį aš galėčiau pamatyti, atpažinti, bet netgi per tokias visiškai abstrakčias figūras man jos jau rezonuoja su kažkokia asociacija. Ir ką mes tuomet darom, aš žiūriu, jeigu man ta asociacija yra pozityvi, o aš tikrinuosi pagal pojūčius, tai tuomet aš palieku tą figūrą, jinai man yra, reiškia, reikalinga, naudinga. Jeigu nelabai patinka, jeigu ten yra aštrus kampai, tai aš toliau spalvoju, leidžiu tai spalvai sukurti tokią figūrą, kuri man asocijuojasi kaip pozityvi. Galima spalvas maišyti, bet negalima, ir dabar neaiškinsiu kodėl, bet negalima nuspalvoti pusę langelio tokio, arba nuspalvoti tik vieną langelį ir neleisti tai spalvai išeiti toliau sukurti naujos figūros. Tai va šitam algoritme taip daryti, aš tikrai nesiūlau, aš nesakau griežtai negalima. Jūs galite piešti viską, ką norite, bet pagal tam tikrus principus, kurie sąveikauja su mūsų pasąmonė, aš tikrai nesiūlyčiau to daryti. Tai va, tai labai būtų įdomu sužinoti, gaila, kad neturiu dabar eteryje gyvai su jumis kontaktą, tai norėčiau sužinoti, kokie jūsų yra rugsėjo 1 potyriai, procesai, kokie planai, ar turite mokinukų namuose, galite pasidalinti komentaruose, bus labai smagu. Ir galite pasidalinti dar savo piešinukų, jeigu tie, kurie pasidalins, tos, kurios pasidalins komentaruose savo piešinukais, aš pakomentuosiu, pasižiūrėsiu, kaip jūs nupiešėt, ką aš matau jūsų piešinuke ir kokios, kam jūsų figūros, kokią asociaciją man duoda jūsų išpieštos figūros. Gerai, tuomet aš dar įdėsiu keletą spalvų, mums nebūtina užspalvoti viso
viso piešinio užspalvoti mums nebūtina, bet pasižiūrėkit, kad atrodytų pakankamai harmoningai. Čia visą kraštą taip ir užspalvosiu, man tiesiog gražu, tiek spalvos gražios ir man ta spalva labai tokia graži ir aš taip greit spalvoju, iš tikrųjų spalvoti reikia greitai. Linijas piešiant skubėti nereikia, bet spalvom mes greitai, nes spalva kažkaip liejasi ir jai nereikia daug laiko apmastyti, kur ta spalva eina, nes jinai labiausiai intuityvi čia vyksta. Labiausiai intuityvus procesas galbūt su spalva vyksta. Ir mes leidžiam tai spalvai tiesiog natūraliai kažkur eiti, judėti, užlieti lapo tuos tarpus, plotus figūrų. Ir va, mano bus baigtas spalvojimas. Ir žiūrėkite, kelių minučių bėgyje, gal čia nelabai matosi, mano spalvojimas nėra ryškus, bet iš tikrųjų matosi pakankamai ryškiai, man matosi, galbūt jums kitaip, kadangi šviesa netaip krinta. Ir aš dabar žiūriu, kad mano šita mėlyna spalva gavosi dominuojanti. Vadinasi, šitas etapas spalvojimo vadinasi archetipavimas, tai ir aš žiūriu, kad va šita mėlyna figūra, jinai tapo dominuojanti šitame piešinyje. Todėl, jeigu aš dabar mano akis žiūri į tą figūrą, aš dabar žiūriu aplinkui, kuri galėtų būti mano figūra, kuri asocijuojasi man su manim. Tai bus ta fiksacijos figūra. Kartais mes fiksuojame daugiau negu vieną figūrą, bet daugiau paaiškinsiu kurse, kodėl ir kada ir kaip tai atrodo. Bet šiuo metu užfiksuosiu va šitą apskritimą. Kaip fiksuojamas apskritimas, aš tiesiog tokia lengvai nerografinė linija, jį apvedu keletą kartų ir jisai tampa ryškesnis ir jisai tampa dominuojantis. Ir man patinka tai, kad va šitas mano dominuojantis apskritimas, jisai savyje turi ir mėlynos, raudonos ir geltonai tokios, gelsvos tokios spalvos. Žodžiu, visos spalvos yra šitam apskritime. Tai reiškia, aš nepalieku jokių procesų, kaip pasakyti, už savo suvokimo ribų. Ir dar noriu pasiūlyti įvesti lauko linijos. Neirografikoje yra toks suvokimas kaip lauko linijos, jos yra sinchroninės linijos, mes visą laiką jas pabaigoje įvedam tam, kad susinchronizuoti šitą piešinį su savimi, su savo vidiniais procesais, su savo išoriniais procesais. Ir man labai svarbu dabar šitame etape pasižiūrėti, o kaipgi aš jaučiuosi savo tema, atžvilgiu savo temos, apie kurią pradėjau, ir atvirai pasakius, prisipažinsiu, kad aš net pamiršau, nuo ko aš pradėjau. Tai yra geras ženklas, nes vadinasi, aš apjungiau keletą, kaip pasakyti, įspūdžių su savo pradinė tema neurografikos kurso paleidimu. Aš apjungiau kartu ir kažkokią kitą informaciją ir aš dabar jaučiu, kad jau man tas toks šiek tiek nerimas, kuris buvo galbūt pradžioj, aš jo visiškai nejaučiu, jis visiškai kažkur tai nuėjo į šalį, į šoną pasitraukė. Ir ką aš dabar jaučiu visiškai tokį pakilėjimą, jaučiu visai pozityvę tokią gerą nuotaiką, labai jaučiuosi taip atlikusi gerą darbą, kadangi matau jau gatavai nupieštą piešinį, matau rezultatą, aš jaučiu rezultato pojūtį, aš jaučiu, kad rezultatas jau įvyko ir tai labai yra svarbu, nes tas pojūtis rezultato, matant piešinį, aš jį dabar surišau, pas mane jis neuronas yra surištas su mano kurso rezultato pojūčiu. Ir labai įdomu, kai tai pavyksta padaryti per piešinį, kai tai mes užfiksuojame. O tai, ką matome piešinėje, tai užsifiksuoja pas mus pasąmonėje ir kai pasąmonėje kažkas susiformuoja, kažkoks mentalinis, nežinau, įspūdis susiformuoja, tai mūsų pasąmonė visą laiką stengiasi tą įspūdį įgyvendinti. Todėl sako, svajokite, gaukite pozityvių kažko tai tokio, tai viskas yra gerai. Per piešinį tai yra greičiau, tiksliau ir konkrečiau, nes per piešinį aš jau matau tą rezultatą, tai ką aš matau, aš tikiu. Tai kai aš patikiu pati tą rezultatą ir jį surišu su tuo rezultatu, kurio dar neturiu, bet kurio noriu, mūsų pasąmonė užfiksuoja, kad tas rezultatas, kurio noriu, bet dar neturiu, jau yra, jau jisai gautas, jau jis yra. Mes labai lengvai galime iš tikrųjų savo pasąmonę apgauti, užprogramuoti ir panašiai. Taigi per piešinį, kadangi jūs patys piešite, niekas jūsų neprogramuoja, jūs patys save užprogramuoja tai sėkmiai, tam rezultatui, ir kai mes surišam tą rezultatą piešinėje
ir su tuo rezultatu, kurio norime, bet dar neturime, pas mus užsifiksuoja, kad tas rezultatas jau yra gautas. Ir kas toliau vyksta? Toliau vyksta visa grandinė kažkokių tai įvykių, kur mūsų pasąmonė organizuoja mūsų visą pojūčius, matymas, reakcijas ir dėmesį mūsų reaguoja labiau į tai, kas mums tą rezultatą duos, atneš ir pagreitins, atves mus link to rezultato ir leis tam rezultatui įvykdyti, išsipildyti. Tai tokio rezultato trumpas piešinukas, efektyvus, lengvas, nereikia terapijos, nereikia eiti pas psichologus ir ilgai pasakoti savo kažkokias nuoskaudas ar ten kažką tai panašiai. Ir tiems, kurie nori dirbti su savim, tie, kurie nori savo padėti, tai yra labai efektyvus būdas. Laukiu visų savo naujame atnaujintame kurse. Labai esu tokia pakylėta to tokio savo sprendimo, kad vis dėlto nusprendžiau ir radau laiko tai padaryti. Ir labai norėčiau dar susitikti su nematytais veidais, kurios man galbūt rašėte, norėjote, klausėte apie kursą, abejojote, tai rašykite toliau, klauskite, jeigu kas neaišku, dar bus papildomos informacijos su visom detalėm. Mano tinklalapyje www.ilonahasan.com galite pasižiūrėti, nueiti į neurografikos kurso puslapį ir ten gauti daugiau informacijos, arba rašykite tiesiogiai ir dar pabendrausime su jumis eteryje. Dėkui ir gero savaitgalio.